Šalkutė, 4. Gintarė Stauskytė, 9. Agnė Daunytė, 10. libero žaidėja Ieva Kazuraitytė. Ir kadangi nėra jokio oficialaus protokolo, kuriame būtų įvardytos dar ir likusios 3 sportininkės, teks tiesiog palaukti, kol jos atsigręš. Ir 8. numeris Viltė Makauskaitė be jokios abejonės pradeda susitikimą nuo pat pradžių. 11. Karolina Uvarovaitė ir 13. Vaiva Mikalkėnaitė. Viltė Makauskaitė yra komandos kapitonė, libero žaidėja, aišku, ir vizualiai yra nesudėtingai atskiriama. Ir jau minėjau, kad tai yra 10. numeris Ieva Kazuraitytė. Švedijos komandoje tuo tarpu mačą pradeda 10. numeris Izabelė Hak, 18. numeris komandos kapitonė Cecilija Hall, taip pat 17. numeris Ana Hak. Čia jau prasidėjo susitikimas ir lietuvės triumfuoja iš eilės. Pavyksta apsiginti Lietuvos rankininkėms. Čia blokuojamas lietuvių smūgis. To bloko autorė, jeigu nesuklysiu, buvo Izabelė Hak. Ir dabar jau taškas keliauja į Švediją. Pavyksta apsiginti Švedijos komandai. Kamuolys keliauja į Lietuvos tinklininkių pusę. Dabar jau pabando smūgiuoti ir tai daro pakankamai sėkmingai Izabelė Hak. Lietuviams nepavyksta išsigelbėti ir šio varžovių padavimo metu, taigi 4-1. Šį kartą jau netoks stiprus bandymas, kaip prieš tai matytas lietuvių padavimas, tačiau čia labai jau stiprus ir tikslus švedžių bandymas. Izabelė Hak. Dabar tos pačios Izabelės Hak padavimas ir jo neatremia Lietuvos moterų tinklinio rinktinė. Saugoti šiek tiek labiau. Karolina Ulvarovaitė atlieka padavimą. Sėkmingai sužaidžia lietuvės šio epizodo metu. Bandymas tiesiog perkelti švelniai ganėtinai kamuolį per tinklą. Švedės netokios švelnios ir tai šį kartą atsiperka. 18. Berods Monika Šalkutė. Taip, Monika Šalkutė buvo toji padavusi tinklininkė. Dabar nesėkmingą, kurį atlieka Agnė Daunytė. Lietuvos komanda baudžia Izabelė Hak. Įžaidžiamas Švedijos ekipos padavimas. Izabelė Hak smūgiuoja sėkmingai. Hak išsaugojo kamuolį ant parketo lietuvės, tačiau vėliau kamuolį Svensson žengia į aikštelę ir ji yra 21 metų sportininkė, tačiau žmogus, kuris atsisėdo ant suoliuko, tai yra Izabelė Hak, yra vos 16-metė ir netgi tų 16 metų dar nėra sulaukusi, o jau daugiau mažiau kėlė šiandien kai kuriais momentais siaubą ir Lietuvos moterų tinklinio rinktiniai. Dabar uždirba tašką Švedijai ir dvigubas keitimas Švedijos komandoje. Į aikštelę grįžta 7 ir 10 numeriai Katarina Persson ir Izabelė Hak. Persson atlieka padavimą. 22-10. Dar vienas švedžių padavimas ir dabar jau lietuviams labai reikėtų taško. Hak
23-20. Keistis tiesiog bet kada sustojus žaidimui ir tai nelaikoma keitimu. Dabar vėl pasirodo Ieva Kazuraitytė aikštelėje. Šį kartą lietuvių padavimas. Agnė Daunytė, jo autorė, prieš tai ir pelniusi tašką. Dabar švedėms. Jau laimės akimirka, Cecilija Hak. Ir dar kartą pasiseka švedėms, 14-8 dabar jau. Taip ir seniai prieš mėnesį. Atšventusiu savo 24-ąjį gimtadienį. Ir dabar taškas jau Lietuva. Izabelė Hak uždirba dar vieną tašką savo komandai. 17-metė tinklininkė, čia vos ir paskutinio taško netiduoda švedėms Lietuvos tinklininkės. To išvengti pavyksta. Daunytė ir tai yra viskas. Atgal į Agnę Daunytę keliauja jos smūgiuotas kamuolys. Švedės triumfuoja šiame susitikime ir šiame sete 25-14 toks yra seto rezultatas, 3-0 toks yra bendras rezultatas Lietuvos tinklininkių. Rytoj dar laukia.